Klausau. Labas vakaras. Labas. Čia iš policijos skambina Dainius Grybauskas, vidaus reikalų ministerijoje. Dirbantis čia aš dėl jūsų mašinos norėčiau pasiteirauti. Vienas dalykas yra tas, kad kažkiek mes dar jūsų tą automobilį žadame sulaikyti. Na, po kokių 3 ar 6 dienų mes jums žadame atiduoti. Taip, Jūs, atsiprašau, jūs Paulius Rupeika, čia aš pataikiau, taip? bet labai sunkiai aš jumis girdu. Aš tai nežinau, gal ryšys trukinėja ir panašiai. Gal ryšys trukinėja. Žinomas mašinos grąžinimo aš norėčiau pašnekėti, aš jums minėjau, kad galiu tik tai pristatyti kažkur tai maždaug atiduoti gal po 3 ar po 6 dienų, aš dar nežinau tiksliai, kaip Vilnius apie tai šnekės. Jo, o beje, dar viena yra problema. Na, aišku, mes jau buvome apie tai šnekėję, kad tuoj netrukus mes jums grąžinsime tą mašiną, bet nežinau, dar Vilnius irgi galvoja apie tą tokį reikalą, kad iš vis nebenori grąžinti. Kodėl? Todėl, kad kontrabandinių cigarečių rado, na, kelis pakelius. Bet tikrai ne mano. O tai kieno? Aš jūs ten. Kaip? Aš savo jūs ten nesvažiavau tą mašiną, bet iš jūs nesvažiavau. Nu, o dar galite užsiminti, kieno ta mašina yra? Aš buvau, iš Plungės pirkęs. Aš ilgai neturėjau 1,5 metų gal. Tai aš suprantu, tai mes viską, tos duomenys viską turime, aš tą visą tai jums bylą, aš tai net ir nežinau, todėl mes... Pavyzdžiui, o negali būti tas, kur dabar aš tą mašiną perdaviau ir gal mums pardavinėjai tas cigaretes kontrabandinį. Nu, o tai ta mašina, tai aš suprantu, kam priklauso, tai, bet dar tas nieko nesako, bet priklauso, kas vairavo. Na, jo. Tai va, tai jūs vairavote tą automobilį ir radome, sakau, 2 pakelius cigarečių kontrabandinių. Padėjo ragelį. Pabandom paskambinti dar kartelį. Žmogus iš tikrųjų persiganda. Šakis galvoja, dabar tėvams pasakys. Jo sako, batai, man Volvo atims, viską atims ir sierą atims. Galvoja, jau dabar jau bus šakis, jau prisidirbau. Jau galvoju, varysiu jau nusigerti. Nereikia iš tikrųjų, Pauliau, toj mes visą tą dalyką sutvarkysime. Padedot ragelį. Nepadėjau, čia turbūt ryšys nutrūko. Ai, ryšys trukinėja. Nu, aš nežinau. Ne, darysime taip. Jeigu jūs iš tikrųjų dedate telefono ragelius, tai... Ne, aš apmėgys man galvą eiti. Tai tada rytoj jūs turite atkeliauti 8 valandą ryte į policiją ir tada aiškintis. Jeigu iš tikrųjų... Į Klaipėdą, kur čia? Kas? Taip, į Klaipėdą. O čia kurį mašiną Volvo? Volvo mašiną. O tai nebežinote, kurią bevairavote. Volvo 460. Nu tai ne, aš pasitikinu. Tai suprantu. Nu tai mes kaip policininkai mes viską žinome. Gerai, o prikelyti rytoj siūlot atvažiuoti? Rytoj būtų gerai, kad jau kažkur tai po 8 būtumėt 205 kabinete. Vidaus reikalų ministerijos. Kaip? Vidaus reikalų, kur ant randat? 200, sakau, juk 5 kabinetas. O katras poskyris? Kaip jūs sakote? Kokia gatvė? A tai ką jūs nežinote, kokia gatvė dar yra? Ai, čia. Jo. Gerai, Pauliau, vis tiek 200? Na, vis tiek viską kuo puikiausiai supratote, tiesiog radijas Jepa, internetinė radija stotis, šiek tiek pajokavome ir aišku, aš jau būčiau ir anksčiau tau užsiminęs tą dalyką, kad čia yra tiesiog toks kažkoks bajeriukas ir tą bajerį šiaip iškrėtė mergina, ar ne? Taip, man rodos. Šiaip aš ne vienas su komitesu. Donata iškrėtė šitokį bairį. Apgavo, čia gerai. Nu, stengiamės iš tikrųjų, sugebam, dirbam tokį darbą, tai mes sugebam. Šiaip antradieniais ir ketvirtadieniais radio stotis, per radio stotį Jepa nuo 8 iki 23 valandos mes iš tikrųjų skambinėjame ir kažką tai tokio darome ir be abejo mes stengiamės skambinti ir tetom, kurios prašo net ir 200 ir 250 litų, na, supranti apie ką. Nu, jo. Tau tai kaip? Kokia čia panelė mane taip savo? Išdūrė mes tik tai tiesiog tau Donata perdoda kuo nuoširdžiausius linkėjimus. Reikia tik tai nusišypsoti ir būti laiminga, a ne? Nu, labai ačiū. Jo, nėra už ką. Gerai, sėkmės tau, Pauliau. Jo, iki. Ir su policija reikalų neturėk.
Ja, vairuok sąžiningai ir protingai. Jo, vairuokime visi atsakingai ir protingai ir aišku, Volvo 460 vis dėlto bus jam gražinta, nereikės lankytis trečiame poskyryje. Kągi, važiuojame atgal prie muzikos, ne? Jo, mes važiuojam iš tikrųjų šiek tiek linksmai, mes čia praleidome laiką, Paulius iš tikrųjų patikėjo, jis ir pats buvo persingandęs, bet yra viskas tvarkoj. Gerai, kaip ir Domas minėjo, muzika jau yra paruošta, šių metų darbas ir klausom šiek tiek pertraukėlės ir toj netrukus grįšim. Cecil on red alert. Bad guy. Uh-oh.